Užkandėliams su šprotais mes naudosime šprotus, porą kietai virtų kiaušinių, tostę duoną, lydytus sūrelius, majonezą. Papuošimui panaudosime vyšninius pomidoriukus, petražolės ir marinuotą agurkėlį. Tostę duoną išlaisvinsime nuo plutelės ir iškočiosime. Plutelių aš neišmesiu, aš jas išdžiovinsiu ir sutarkuosiu. Bus džiūvėsėlių trupiniai. Iškočiotą duonos riekelę perpjausime į 2 trikampius, susuksime skarele ir sutvirtinsime smeigtuku. Labai svarbu, kad apatinis kraštas būtų lygiai susuktas ir mūsų užkandėlė galėtų stabiliai stovėti. Duonelė keliauja į iki 200 laipsnių kaitintą orkaitę 10 minučių. O mes užsiimsime įdaru. Sutarkuojame 2 kietai virtus kiaušinius ir 60 gramų lydyto sūrelių per smulkesnę tarką. Skaniname majonezu ir būtinai ragaujame. Jei reikia, galime panaudoti šiek tiek druskytės ir maltų juodųjų pipiriukų, bet būtinai įvertiname šprotų skonį, jie kartais gali būti suroki. Marinuotą agurką skustuko pagalba supjaustysiu plonomis juostelėmis. Įdarą perkėliu į konditerinį maišelį. Tai bus patogiau naudoti, bet šiam reikalui galima panaudoti ir bet kokį maišelį, tiesiog nukirpus galiuką. Iškepusiai duonytei būtinai leidžiame atvėsti, kad laikytųsi formą. Dabar ištraukiame smeigtukus, užpildome įdaru, panardiname žuvelę, skaniname ir gražiname marinuoto agurkėlio rožytę, pomidoriukų čeri riekelėmis ir petražolių lapeliais. Taip pat šį įdarą galima panaudoti ir užpildant krepšelius, bei užtepti ant paskrudintos duonytės. Taip pat bus skanu ir gražu. Užkandėlėms krepšeliuose naudosime 200 gramų virto kumpio. Pas mane kumpinė dešra, porą kietai virtų kiaušinių, krepšelius užkandėlėms, porą virtų morkyčių, 1 svogūno laiškus, vyšninius pomidoriukus ir krapų šakelę papuošimui. Taip pat 100 gramų tarkuoto sūrio, 150 gramų konservuotų žaliųjų žirnelių ir 2-3 valgomuosius šaukštus majonezo. Su šituo kiekiu galima užpildyti 25 mažus ar 15 didesnių krepšelių. Smulkiais kubeliais supjaustome kietai virtus kiaušinius, kumpį ir morkytes. Man į pagalbą atėjo mano virtuvinis pagalbininkas. Smulkiai supjaustome ir svogūno laiškus.
Viską sumaišysime. Skaninsime majonezu. Ragaujame būtinai, kad nieko netrūktų. Reikalui esant druskiname ir pipiriname. Užpildome įdarų krepšelius, puošiame ir vaišiname save ir svečius. Trečia užkandėlė egzotinė, pati mėgstamiausia mūsų šeimoje. Jai panaudosime virtas krevetės, konservuoto ananaso žiedus, tarkuotą sūrį, džiovintą česnaką, maltus juoduosius pipiriukus, grietinę, krapus ir petražoles. Tarkuotą sūrį skaniname su smulkintais krapais, džiovinto česnako granulėmis, maltais juodaisiais pipirais ir permaišome su grietine. Ragaujame ir jei reikia druskiname. Ananaso žiedus nusausiname popieriniu rankšluosčiu iš abiejų pusių, kad nebūtų nereikalingų sulčių. Daliname į 3 ar 2 dalis. Tepame sūrio užtepėlę. Puošiame petražolės lapeliu ir krevetę. Jei krevetės mažos, kokteilinės, galima uždėti 2 ar 3. Skanaus. Vištienos drebučiams mums prireiks šiek tiek vištienos. Aš šiandien panaudosiu 3 vištų ketvirčius. Iš jų mes ir išvirsime sultinį drebučiams. Taip pat sultiniui prireiks 1 svogūno. Vištieną užpilame vandeniu ir užvirinsime, kol atsiras putos. Svogūno puseles pakepinsime sausoje keptuvėje. Toks paskrudintas svogūnas suteiks sultiniui geresnį skonį. Susidariusias putas nugraibome, o sultinį išpilsiu lauk. Dabar labai lengvai nuimsiu odelę nuo vištų ketvirčių ir ketvirčius grąžinsiu atgal į švarų puodą.
Dabar į puodą keliauja pakepintos svogūno puselės, šiek tiek pipiriukų, druskytės pagal skonį. Jei turite, galima įdėti ir lauro lapą. Puodo turinį užpilame 1,5 litro verdančio vandens ir puodas keliauja ant viryklės 1 valandai. Na, o kol vištiena verda, pasiruošime grožį. Aš naudosiu konservuotus kukurūzus, šaldytus žaliuosius žirnelius, putpelių kiaušinius, žalumynus, panaudosiu ir sviestinį sūrį ir išviriau 3 morkas su lupena. Dar radau tokias formeles, su jų pagalba sukursime pavasarį. Morkų ir sūrio likučius neišmesiu lauk, juos panaudosiu užtepėlėms. Vištytę išvirę išimame iš puodo, o sultinį per košių panaudodama popierinius rankšluosčius. Taip nebeliks jokių riebaliukų drebučiuose. Dabar į karštą sultinį dedu po 1 želatino lapelius ir gerai išmaišau, kol želatinas ištirpsta. Vienam litrui sultinio naudoju 20 gramų želatino lapelių. Šiek tiek atvėsusio sultinio įpilu į formos dugną ir palieku šaldytuve, kol pradės stingti. Na, o kol sultinys stingsta, turim laiko nuimti nuo kauliukų ir susipjaustyti vištieną. Dar pagalvojau, kad panaudosiu ir kelias alyvuoges, supjaustytas griežinėliais. Kiekvieną grožio sluoksnį šiek tiek užpilame sultiniu ir išsiunčiame į šaldytuvą, kad drebučiai sustingtų. Tada galime formuoti kitą sluoksnį ir kraštus.
mums prireiks krevečių be kevalo, fermentinio sūrio, kiaušinių, majonezo, agurko, pomidorų, česnako skiltelės, krapų, na ir kaip visada pipirai ir druska. Agurką, pomidorą, sūrį ir kiaušinius susipjaustome kubeliais. Mano krevetės buvo šaldytos, aš jas išviriau pasūdytame vandenyje, kaip buvo nurodyta ant pakuotės. Susismulkiname česnako skiltelę, krapus ir sudedame krevetės. Paskaniname pipirais, druska ir majonezu. Išmaišome, štai ir viskas. Greita, paprasta, labai gaivu ir skanu. Sluoksniuotos tunos salotos mimoza gera šventinio patiekalo idėja. Skanu, gaminimas neužima daug laiko ir viršus papuoštas kiaušinio tryniu, kaip ir į Velykų temą. Mums prireiks 2 indelių tuno savose sultyse arba aliejuje, 4 virtų vidutinio dydžio bulvių ir 2 virtų vidutinio dydžio morkų, 5 kietai virtų kiaušinių, 1 rausvojo svogūno, 400 g majonezo, kurį gaminame patys paspaudę nuorodą viršuje, 100 g tarkuoto sūrio, pas mane mozzarella, druskos ir pipiriukų pagal skonį. Bulves ir morkas nulupsime ir sutarkuosime per stambią tarką. Dabar susipjaustysime svogūną smulkiais kubeliais. Kiaušinius nulupsime ir atskirsime baltymus nuo trynių. Baltymus sutarkuojame per stambią tarką, o trynius per smulkesnę. Arba galima tiesiog sutrinti šakute. Produktai paruošti. Formuojame salotas. Apatinis sluoksnis – pusė bulvių, kurias šiek tiek padruskinu ir papipirinu. Majonezo sluoksnis. Dabar pusė morkyčių ir vėl majonezo sluoksnis. Pusė svogūno ir pusė tuno. Tuno sultis ar aliejų nuvarvinkite sietelio pagalba, nes kitaip salotos bus šlapios. Vėl majonezas. Dabar sluoksnis iš pusės kiaušinio baltymo. Ir vėl majonezas. Ir pusė tarkuoto sūrio. Dabar sluoksnis majonezo ir sluoksniuojame toliau. Į salotas keliauja likusios bulvės. Šiek tiek druskytės ir pipiriuko. Majonezo tinklelis. Ar galima tiesiog šaukštu padengti ploną majonezo sluoksnį. Dabar likusios morkytės. Ir vėl majonezas. Kas norite šiek tiek lengvesnių salotų, majonezą galima sumaišyti per pusę su neriebia grietine ar jogurtu. Į salotas keliauja likęs svogūnas ir likęs tunas.
Vėl majonezas. Ant tuno majonezo dedu mažiau, nes jis ir taip sultingas. Kiaušinio baltymas. Majonezas. Likęs sūris. Likęs majonezas. Ir viršuje kiaušinio tryniai. Salotas paliekame 3–4 valandoms pastovėti, kad susigertų majonezas ir susimaišytų skoniai. Mums reikės 200 g pievagrybių. Pievagrybių neplauname, tik labai švariai nuvalome su šepetėliu ir popierinė servetėle, nes pievagrybiai mums reikalingi labai sausi, o plaunant jie pritrauks vandens. 200 g virtos vištos krūtinėlės, 150 g marinuoto agurkėlių, 100 g alyvuogių be kauliukų, 200 g konservuotų kukurūzų, 200 g konservuotų žaliųjų žirnelių, 2 valgomosius šaukštus naminio majonezo, druska ir pipiriukai kaip visada pagal skonį. Pievagrybius pakepinsime nedidelėme kiekyje aliejaus, ant labai didelio kaitrumo. Mažus pjauname per pusę, didesnius į 4 dalis. Pievagrybių labai smulkinti nereikia. Kol pievagrybiai kepa, susipjaustome vištieną. Taip pat labai nesmulkinam. Apkepintus pievagrybius išimam iš keptuvės ir toje pačioje keptuvėje šiek tiek paskrudiname vištieną. Jei reikia, įpilam dar šiek tiek aliejaus. Vištieną skrudiname ant didelio kaitrumo vos porą minučių. Štai ir viskas, renkam mišrainę. Visi paruošti produktai keliauja į salotinę. Agurkus aš supjausčiau smulkiau, kad vienodžiau pasiskirstytų rūgštumas. O alyvuogės mes labai mėgstam, tai jos keliauja į mišrainę nepjaustytos. Jei norite, kad alyvuogės nelabai jaustųsi mišrainėje, jas galima perpjauti per pusę ar supjaustyti smulkiais žiedeliais. Jei naudosite juodas alyvuogės, mišrainė turės švelnesnį skonį. Aš į mišrainę druskos nebedėjau, nes jos buvo pakankamai, tik šiek tiek paskaninau maltais juodaisiais pipiriukais. Viską permaišome su majonezu ir mėgaujamės. Salotoms naudosime 5 pomidorus, 1/4 didelio saliero šaknies, nedidelį mėlynąjį svogūną, loštelį petražolių, 3–4 baziliko lapelius, nes bazilikas tai didelis pomidorų draugas. Taip pat salotą skaninsime 6 migdolais ir 6 graikiškais riešutais. Uždarui reikės 1 valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 citrinos, 1 valgomojo šaukšto garstyčių, kurias galime gaminti patys, 1 valgomojo šaukšto trintų džiūvėsėlių ir druskytės. Daržovės nuplaunamos, nulupamas svogūnas ir saliero šaknis. Pomidorai ir svogūnas supjaustomi griežinėliais. Labai malonu, kad mūsų nuostabi bendraminčių kompanija auga kaip ant mielių. Ačiū kanalo prenumeratoriams. O svečius kviečiame prisijungti prie mūsų draugijos, paspaudžiant mygtuką esantį apatinėme video kampe. Salierą sutarkuojame. Nors recepte buvo parašyta, kad salierą reikia taip pat supjaustyti riekelėmis, aš nusprendžiau, kad sutarkuotas salieras bus skaniau. Tam reikalui naudoju korejietiškų daržovių tarką, nes taip sutarkuotas salieras labai gražiai atrodys mišrainėje.
Petražolės ir baziliką supjaustome smulkiai ir viskas keliauja į salotinę. Uždarui išspaudžiame 1 citrinos sultis. Supilame aliejų, sudedame garstyčias ir džiūvėsėlių trupinius. Viską gerai permaišome ir užpilame ant salotų. Salotas gardiname druska pagal skonį ir gerai permaišome. Salotų viršų pabarstysime nelabai smulkiai sukapotais migdolais ir graikiškais riešutais. Tokias salotas reikia patiekti iš karto. Jei salotos bus valgomos vėliau, tai daržovės galima susipjaustyti iš anksto ir uždarą pasidaryti, o užpilti prieš patiekiant į stalą. Tikrai labai skanios, gaivios, netradicinės salotos. Rekomenduoju pagaminti ir paragauti. Šiam patiekalui mums reikės vištienos filė, kumpio, paprikos, sūrio. Pas mane sūris 2 rūšių. Vieną tarkuosime, o kitą suksime sumaišyti. Žalumynų, grietinėlės, sojos padažo ir maltų juodųjų pipirų. Vištienos filė perpjauname išilgai, kad būtų plonesni gabalai ir galėtume geriau juos išmušti. Suktinukus mes valgome su bulvių koše. Išmuštą mėsytę pašlakstome sojos padažu ir paliekame apie 30 minučių marinuotis. Druskos mums nereikia, nes sojos padažas yra pakankamai sūrus. Dalį sūrio sutarkuojame per stambią tarką. Jis bus mums reikalingas pabaigoje. Juo pabarstysime jau iškepusius suktinukus. Papriką susipjaustome juostelėmis. Žalumynus taip pat susismulkiname. Aš panaudojau petražolės. Formuosime suktinukus. Mėsytė, sūris, kumpis, žalumynai ir kelios juostelės paprikos. Kas nemėgsta paprikos, galima panaudoti raugintą arba marinuotą agurką, arba tiesiog įsukti virtą kiaušinį. Taip pat bus labai skanu. Į formą aš visada įtiesiu kepimo popierių. Taip mėsytė niekada neprikimba ir labai lengva išplauti į indą, kuriame kepame. Suktinukus paskaninsime pipiriukais. Užpilsime grietinėlę ir jie keliaus į orkaitę. Kepsime 45 minutės 180 laipsnių temperatūroje. Baigus kepti, išjungiame orkaitę, užbarstome tarkuotą sūrį ir dar paliekame karštoje orkaitėje 5 minutėms, kad sūris gražiai išsilydytų, bet nesudegtų. Štai ir viskas. Greita, nesudėtinga ir labai skanu. Gero apetito! O bulvių košei gaminti aš naudoju bulves, pieną, sviestą, druską, kiaušinio trynį ir aišku vandenį, kurį dabar užvirinsime. Vandeniu užvirus suberiu druską, sudėsiu bulves ir virsiu, kol bulvės taps visiškai minkštos. Bulvėms išvirus nupilu nuo bulvių sultinį,
bet apie trečdalį stiklinės bulvių sultinio pasilieku, jis keliaus atgal į košę. Įdedu sviestą ir trinsiu košę rankomis. Galima ir blenderiu, bet rankomis trinta košė bus puresnė. Betrinant bulves, supilu atgal pasiliktą bulvių sultinį. Šiltą pieną ir kiaušinio trynį. Viską gerai pertriname ir mūsų bulvių piurė baigta. Artėja Velykos, todėl jau dabar ne vienas iš mūsų pagalvojame, o kągi įdomesnio ir skanesnio padėti ant Velykų stalo. Todėl šiandien aš jums siūlau labai spalvingą ir skanų varškės desertinį sūrį, kuris ne tik gražiai atrodo, bet ir lyg savotiška spalvų terapija. Pagerins mūsų ir mūsų artimųjų nuotaiką. Mums prireiks 500 g varškės, 250 g grietinės, 30 g cukraus pudros, 10-12 lapelių želatino, vanilės ekstrakto pagal skonį ir įvairių spalvų ir skonių želė. Želė aš pagaminau iš parduotuvėje nupirktų pakelių. Cukrų sudėjau pagal instrukciją, tik vandens naudojau perpus mažiau, nei buvo nurodyta. Kokią panaudojau želę, parodysiu video pabaigoje. Želė susipjaustome kubeliais. Kokio dydžio kubeliai skonio reikalas. Man gražiau ir skaniau, kai želės gabaliukai mažesni. Pasiruošėme varškę. Varškę aš pertryniau su 150 ml pieno iki vientisos masės. Į varškę sudedame grietinę, cukraus pudrą, vanilės ekstraktą ir gerai permaišome. Varškė palieka pailsėti, o mes pasiruošime želatiną. Į šaltą virintą vandenį po vieną, kad nesukiptų, sudedu želatino lapelius. Ir pašildysiu mikrobanginėje, kad išsileistų. Želatiną supilame į varškės masę ir permaišome. Sudedame želės gabaliukus. Ir dar kartą gerai permaišome, kad želės gabaliukai gražiai pasiskirstytų. Į formą įtiesiame maistinę plėvelę ir sudedame sūrio masę. Išlyginame. Uždengiame plėvelę ir gerai suspaudžiame, kad neliktų oro burbuliukų. O štai tokią želę aš panaudojau. Dabar sūris keliauja parai į šaldytuvą. Po paros šitas grožis bus išlaisvintas iš formos. Gražu, skanu, gerina nuotaiką, o svarbiausia, noriai valgo vaikai. Velykų bobai iškepti mums prireiks 3 kambario temperatūros kiaušinių, 150 g kambario temperatūros sviesto, 90 g cukraus, 230 g pašildyto pieno, 40 g razinų, 20 g sausų mielių, žiupsnelio druskos
ir 540 gramų miltų. Taip pat nepamirštam geros velykinės nuotaikos ir šiek tiek meilės. Į dubenį beriame cukrų ir sudedame sviestą. Cukrų su sviestu gerai ištriname. Kaip jau sakiau, sviestas turi būti minkštas, kambario temperatūros. Supilame pašildytą pieną ir dabar triname sviestą tol, kol šiltas pienas jį ištirpdys. Sviestui ištirpus sudedame permaišytus kiaušinius. Viską gerai permaišome. Ir bemaišydami suberiame mieles. Dabar paliekame 5 minutėms, kad mielės pabrinktų. Dalimis persijodami suberiame miltus. Tešlą maišome šaukštu, kol tai bus įmanoma. Kai šaukštu maišyti pasidarys sunku, minkysime rankomis. Tešlą minkome, kol ji taps vientisa ir nebekips nei prie rankų, nei prie stalviršio. Dabar yra atėjo laikas sudėti į tešlą savo gerą nuotaiką ir šiek tiek meilės. Išminkytą tešlą dedame į dubenį. Uždengiame, kad neapdžiūtų ir paliekame porai valandų šiltai pastovėti ir pakilti. Štai tokia tešla po poros valandų. Ji išsipūtė ir padvigubėjo. Matote, visiškai niekur neprikibo. Darbuojamės toliau. Dabar vėl tešlą perminkome ir sudedame nuplautas ir gerai nusausintas razinas. Tešla keliauja į dubenį, kol mes pasiruošime formą. Formą ištepame sviestu ir pabarstome miltais. Matote, tešla kyla tiesiog akimirksniu. Aš noriu, kad mano Velykų boba būtų žiedo formos. Tai aš iš tešlos darau pailgą ritinį, kurį dėsiu į formą. Jei jūsų forma nėra žiedo formos, tešlą iš dubenio galime tiesiog sudėti į formą. Kočioti jos daugiau nebereikia. Mūsų velykinė boba keliauja įkaitinta iki 180 laipsnių orkaitę 40 minučių. Laikas praėjo. Dabar patikrinsime mediniu smeigtuku, ar mūsų pyragas iškepęs. Jei smeigtukas sausas, pyragą galime išlaisvinti iš formos. Velykų bobutę išlaisvinom iš formos ir paliekame visiškai atvėsti. O mes tuo metu pasigaminsime glajų. Glajui naudosiu 200 g cukraus pudros ir pusės citrinos sultis.
Manau, kad čia mano komentarų nebereikia. Masė turi gauti tiršta ir tąsi. Atšalusi pyragą puošiame glajumi ir spalvotais cukraus trupinėliais, skirtais pyragų ir tortų papuošimui. O dabar pasižiūrėkite, kas viduje. Labai puri, minkšta ir skani. Pas mane ji buvo suvalgyta poros valandų bėgyje. Štai toks grožis ir skonis mums gavosi. Eksperimentuosime dažant margučius gamtos dažais. Štai tokie margučiai man gavosi. Manau, kad margučiai labai puikūs ir spalvingi. Aš panaudojau ciberžolės miltelius, hibiskų žiedų arbatą ir tradicinius svogūnų lukštus. Pirmame variante aš užvirinau vandenį ir užpyliau ciberžolės miltelius, svogūnų lukštus ir hibiskų žiedus. Palaikiau, kol atvėso ir dar kartą užvirinau. Atskirai išviriau kiaušinius ir karštus kiaušinius sumerkiau į paruoštus nuovirus. Hibiskus arbatoje kiaušiniai gavosi mėlyni. Šviesiai mėlynas nuovire buvo 10 minučių, vidutinis 30 minučių, o tamsiausias 2 valandas. Visi kiaušiniai buvo balti. Svogūnų lukštuose pirmas kiaušinis buvo rudas ir laikiau 10 minučių. Antras taip pat rudas, bet laikiau 2 valandas. Jis gavosi tamsiai raudonas. Paskutinis buvo baltas ir nuovire mirko pusvalandį. Ciberžolės nuovire kiaušiniai nusidažė geltonai per 20 minučių. Baltas įgavo gražią geltoną spalvą, o rudas tik šiek tiek. Vieną melsvą kiaušinį taip pat įmerkiau ciberžolės nuovirą ir po 10 minučių jis buvo gražiai žalias. Antras variantas. Išvirtus karštus kiaušinius apdėliojau virtais šlapiais svogūnų lukštais ir hibiskus žiedais. Susukau į maistinę plėvelę ir palikau 2 valandoms. Gavosi taip pat labai įdomus margučiai. Dabar leisime jiems nudžiūti ir aš parodysiu savo vakarykščius eksperimentų rezultatus. Kiaušinis mirko ciberžolės, po to hibiskaus nuovirė. Kiaušinis buvo susuktas į plėvelę su hibiskaus žiedais ir svogūnų lukštais. Šiam kiaušiniui panaudojau svogūnų lukštus ir kelis lapelius hibiskaus ir mirkiau svogūnų nuovirę. Šitas kiaušinis po 10 minučių mirko, hibiskaus nuovirė, o po to ciberžolės nuovirė. Dabar margučius patepsime aliejumi, kad įgautų gražų blizgesį. Mano išvados, kuo ilgiau kiaušiniai mirks nuovirė, tuo intensyvesnę spalvą jie įgaus. Balti kiaušiniai nusidažo gražiau nei rudi, o raudonai spalvai išgauti svogūnų nuovirė reikia laikyti rudą kiaušinį. Dar dariau daug eksperimentų su burokėliais. Galutinis variantas gavosi labai gražios spalvos, bet apie tai jau kitais metais.